Sveiki, kam studijuoti sudėtingai, jeigu galima lengvai? Pakalbėsime apie T-testą. Kam skirtas T-testas nepriklausomoms imtims? Jis padeda įvertinti, ar tikrinamo kintamojo vidurkis skiriasi dviejose nesusijusiose imtyse. Nesusijusios imtys yra tokios, kuriuose nepersidengia tyrimo dalyviai. Kitaip tariant, tyrite dvi žmonių grupės, kurios yra skirtingos. Kokios prielaidos keliamos T-testui? Pirmiausiai turi būti normali duomenų sklaida. Ar bent jau apytikriai normali duomenų sklaida. Ir grupės taip pat turėtų būti apylygės. O jei jos nėra apylygės, tuomet mažesnioji grupė turėtų būti pakankamai didelė, kad jūsų analizai užtektų statistinės galios. Taip pat kelime prielaidą, kad vertinamo kintamojo sklaida abiejose lyginamose grupėse yra apylygė. Nors jeigu jinai nėra apylygė, tam yra išeitis. Nebijokite. Kaip pristatyti T-testą nepriklausomoms imtims APA stiliumi? Kaip ir kiekvienam testui, pristatome testo statistiką, šiuo atveju tai yra T, pristatome testo laisvės laipsnius, pristatome testo statistinį reikšmingumą, efekto kryptį, kurį atspindi grupių vidurkiai ir jų standartiniai nuokrypiai, bei efekto dydį, kuris šio testo atveju dažniausiai yra Coheno D. Pamėginkime padaryti T-testą praktiškai. Ekrane matote pavyzdį, kaip galima pristatyti T-testą. Pamėginkime tai padaryti praktiškai ir pristatyti rezultatus. Aš jau esu atsivėręs duomenų failą, kuriame yra keletas kintamųjų. Pirmasis yra amžius, antrasis yra grupuojantis kintamasis į žmonės, kurie geria kavą ir kurie negeria kavą. Taip pat turime energingumo kintamąjį, kuris apskaičiuotas remiantis 3 klausimais apie tai, kaip žmonės jaučiasi. Pirmiausia, einame į T-testai ir pasirenkame nepriklausomų imčių T-testą. Įkeliame savo grupuojantį kintamąjį į grupuojančio kintamojo laukelį ir savo priklausomą kintamąjį į priklausomų kintamųjų laukelį. Metas patikrinti, ar mūsų duomenys tenkina T-testui keliamas prielaidas. Sakykime, kad normalumą mes įvertiname jau anksčiau. Mums belieka patikrinti, ar kintamojo sklaida yra apylygė abiejose grupėse. Tam mes pažymime homogeniškumo testo laukelį. Ir mums iškrenta lentelė su Levino testu. Levino teste mes žiūrime į pareikšmę, ji turi būti daugiau negu 0,05. Jei Levino testas nepasiekia statistinio reikšmingumo, tuomet mes galime teigti, jog kintamojo sklaida abiejose grupėse yra apylygė. Ir toliau galime atlikti analizę. Jei visgi Levino testas būtų reikšmingas, tuomet mes turėtume taikyti Velšo korekciją, kuri pakoreguoja laisvės laipsnius ir pareikšmės skaičiavimą. Tačiau vis vien įgalina mus atlikti T-testą. Velšo T-testą interpretuojame lygiai taip pat kaip ir įprastą T-testą, bet šiuo atveju mums pakanka standartinės testo versijos. Tuomet aš pašalinu šią varnelę. Iš čia pateiktų lentelių mes jau matome, kad yra reikšmingas skirtumas. Tačiau mes nežinome, kuri grupė surinko didesnius įverčius ar mažesnius. Todėl mes paprašome aprašomosios statistikos. Aprašomoji statistika mums parodo abiejų grupių vidurkius ir standartinius nuokrypius. Iš karto matome, kad tie, kurie negeria kavos, yra mažiau energingi, o tie, kurie geria, yra labiau energingi. Bet mums taip pat aktualu yra efekto dydis. Norint gauti efekto dydį, pažymime efekto dydžio laukelį. Lentelėje atsirado papildomi laukeliai, kuriuose matome Coheno D. Tai yra, iš principo, standartizuotas vidurkių skirtumas. Šiuo atveju stebime vidutinio dydžio efektą. Kaip visą tai pristatyti APA stiliumi? Pirmiausia, padarome trumpą įžangą, sakydami, kad raportuotas energingumas buvo palygintas tarp žmonių, kurie kasdien geria kavą ir tų, kurie niekada negeria kavos. Supažindiname skaitytoją su atlikta analize. Ir sakome, jog testas atskleidė statistiškai reikšmingus skirtumus. T statistika prie 231 laisvės laipsnio yra -2,49. Jo statistinis reikšmingumas yra 0,013. Efekto dydis D yra -0,33. Toliau paaiškiname, kasdien kavą geriantys asmenys yra energingesni už tuos, kurie kavos negeria iš viso.
įvardydami kiekvieną grupę, įvardyjame ir jos vidurkį bei standartinį nuokrypį, taip skaitytoją supažindinant su grupių aprašomąją statistiką. Ir tiek. Dabar žinote, kaip atlikti t-testą ir jį pristatyti APA formatu. Kam studijuoti sunkiai, jeigu galima lengvai.